Sveiki. Nausėda, kaip ir Grybauskaitė, yra suradę savo valdymo modelį. To valdymo modelio jūs nerasit konstitucijai, kad jeigu partijos finansavimas nėra aiškus, arba jeigu žmogų įtarimai tai dar nėra nuosprendis, jeigu žmogų įtaria kažkuo, jisai negali būti vykdomojoje valdžioje. Kai nustos įtarti, tada mes pagalvosime. Jeigu užsienio šalių ataskaitose minimas tas žmogaus negali būti valdžioj, tai kam tada tie rinkimai, tai kur čia tada kur čia garbina demokratija, tautos valdymas, išrinko ir negali turėti jų valdžioje, nes kitas išrinktas sako, ne, aš turiu savo sistemą, aš sugalvojau dabar, neaiškus finansavimas. Tai bet ten aišku žmonės, kiek galima aiškinti, kad aišku žmonės prieš tai buvę kitose partijose, kitose frakcijose, visiškai žinomi žmonės, daugelis žinomų. Ten vinegretą surinko iš skirtingų žmonių. Tai ar jiems reikalingas iš viso finansavimas ir reklama? Aidui Gedvilui, Artūrui Skardžiui, ar Agnei Širinskienei buvo reikalinga reklama? Ne. Visi ten žinomi, pabiro po įvairias partijas, subirėjo viskas. Kaip ir demokratai, įdėjo nuotrauką visi Karbauskininkai, LVŽS, bet vadinasi dabar kitaip. Tai Nausėda vis tiek nepasiduoda. Tai šiaip tai jeigu Seimas užsispirtų su Nemuno aušra, tai jie Nausėdą atstatydinti galėtų, nes Nausėda antikonstituciškai elgesi. Nėra tokios nuostatos, kad jeigu, išrinkau, bet jeigu. Čia yra jo įsivaizdavimas, čia yra kažkokiam tai pažymom valdoma teritorija. Čia suprantat, sakot, valstybė, respublika, čia nepanašu, jūs pasižiūrėkit, ką jie daro. Yra konstitucija, kad tauta valdo per savo išrinktus atstovus. Ar veikia šitą nuostatą? Neveikia. Yra paskui punktas, jokia valdžios ten šaka negali uzurpuoti valdžios galių. Nausėda uzurpavęs. Jisai sako, aš būsiu vykdomoji valdžia, o kas bus ministrais, aš irgi nuspręsiu. Tautos valia man neįdomu. Tauta nori matyti Nemuno aušros ministrus, aš nenoriu. Ir viskas, aš esu pats valia. Tai jisai elgėsi kaip karalius, bet čia yra, jisai ne karalius, niekas jo karalių nerinko. Taip, karalystėje būtų labai aukšti standartai. Kad tave pripažino konstitucinis teismas, kad tu ten kažką pažeidėjai, tu negalėtum žongliruoti, išėjau iš Seimo, vėl išsirinkau save ir vėl galiu būti. Žemaitaitis sužongliravo. Bet tai leidžia mūsų šitą sistemą, jisai pagal sistemą sužongliravo. Tai jeigu Nausėda nepripažįsta rinkimų sistemos, tai jisai turi su savim problemų. Paskui ten su Ruginiene, ne, ten pažymėlės, ten kreipsimės. Tai viskas aišku, kad jinai Krymą važinėja, nes giminaičiai yra. Tai nuo kada šeima, giminystė yra nusikaltimas? Ar mes galim prisitaikyti prie visų pasaulyje vykstančių karų? Tu ten važiavai 15, tu nežinojai, kad 22 kils karas ir visiška isterija. Vėliavos kabės Seime, nebekaba kažkodėl, tai niekas nepaaiškina. Taigi karas tai tebe vyksta. Šiąnakt Rusija ten atakavo 5 sritis. Vakar Ukraina siekdama taikos atakavo su amerikietiškais lėktuvais pasienį ties Kursku. Su F ten tuo 16 ir ten su dar kažkokiu tai pavarė, tai rusai pavarė atgal, va tau ir taikos dėrybos. Amerika kviečia tartis dėl taikos ir duoda, ten naikintuvai turbūt, naikintuvus duoda, kaukitės. Nukabinta Ukrainos vėliava, tai čia labai į priekį viskas gerai eina. Bet aišku, prezidento atstatydinimo procedūra yra sudėtinga. Turi valdžia rankose turėti kišeninį konstitucinį, LSDP neturi konstitucinio kišeniai ir nieko nepavyktų iš viso. Išaiškintų pagal dvasią. Pagal dvasias, kai išaiškintų, tai Nausėda būtų teisus. Pagal konstituciją jis absoliučiai ją pažeidinėja. Jis neteisus, jis uzurpuoja vykdomosios valdžios galias, vykdomoji dalinasi į prezidentą ir į vyriausybę, jisai neleidžia vyriausybei susiformuoti proporcingai pagal žmonių valią, pagal išrinktas kėdes, tai vėl bus neproporcingai. Mes turėjom neproporcingą valdžią, nelaimėję rinkimų, ten kelias kėdes turintis buvo Seimo pirmininkas, tai čia visai nenormalu buvo.
Dabar ačiū Dievui valstiečiai nereikalauja Seimo pirmininko, bet reikalauja labai daug ministerijų, bet gavo 2. O kadangi po parankiai eina su Tomaševskininkais, tai Tapinas kyla į kovą. Ir dar žiūrėkite LSDP skirtumą nuo Skvernelio, pavyzdžiui. Atėjo žmogus su laidotuvių tenais puokštė į LSDP būstinę, filmavo visus televizijos. LSDP nekvietė nei policijos, nei rašė pareiškimą, o Olekas pakomentavo. Yra demokratija ir žodžio laisvė ir viskas, va to jie skiriasi. Ir tas susijaudinęs vos neapsiverkęs, aš perku butus, aš vokiečiam remontuoju butus. Nu, suprask, kad šita Ruginienė netinka, jinai nekels karo, jinai gal Šakalienę pakeis, jie baisiai visi dreba, kad Šakalienę pakeis, greičiausiai.